Nacistinių nusikaltimų temomis. Labai džiaugiamės, kad esate su mumis. Labas rytas. Sveikinu visus ir norėčiau pratęsti nuo to, kuo baigė mano kolega, bandant suprasti ar net paaiškinti, kaip visuomenės atsiranda aplinkybėse sukeliančiose genocidą ir masinį tam tikrų tautų naikinimą. Ir žinome, kad genocidas kelia labai daug problematikos sociologams ir istorikams. Ir aš kalbėsiu apie masinį sunaikinimą ginkluotų būdu, nukreiptas prieš neorganizuotus, neginkluotus gyventojus ir tai turi būti plataus masto. Taigi, turint galvoje tokius masinius naikinimus, jie dažniausiai pasireiškia karo, civilinio karo, revoliucijos kontekste arba jiems pasibaigus. Moderniame pasaulyje dažniausiai už tokių įvykių mes randame valstybės ranką kaip aktyvų veikėją ar bent jau slepiančią ir slapta organizuojančią tokius įvykius. Yra tam tikras šablonas, kuris rodo mums galimą tokį masinį sunaikinimą ateityje. Mano knyga Žudymo komportamentai, tai aš šį procesą vadinu kompartmentalizaciją, atskyrimą, sudalinimą. Ir istorinė sociologinė tradicija jų laikantis, aš argumentuoju 4 lygmenimis. Iš dalies semiuosi idėjų iš Elais ir Randall Collins, bet taip netampa paprasčiau pasitelkus tokius iškilius mąstytojus. Yra makrosociologinis lygmuo, kuris mums rodo visuomenės ir vyriausybės, mezosociologinis, kuris mums aiškina apie įvairias institucijas ir organizacijas, ir mikrosociologinis lygmuo, tai štai šis, kuriame esame dabar. Tai yra pakankamai tiesioginis žmonių bendravimas, interakcija. Ir tai aš vadinu psichosociologiniu lygmeniu arba psichologiniu lygmeniu, bet kaip socialinis mokslininkas aš psichologiją nuo sociologijos atsieti atsisakau, kadangi mano galva tai turėtų būti pasitelkiama drauge, vertinant aplinką ir asmenį, kuris toje aplinkoje veikia. Taigi, kaip veikia kompartmentalizacijos procesas? Labai dažnai jį inicijuoja valdančioji galia, dauguma, partija, valdžia, tyčia suskirstydama visuomenės dalį, kuri netgi taip gali būti nebūtinai atpažįstama, tačiau tie žmonės tampa taikiniais, režimo taikiniais. O kitoje pusėje mes turime žmonės, tai yra režimo žmonės, palaikytojus, kurie jam priklauso ir kurie turėtų vienas kitą identifikavę mylėti ir paklusti režimui. Taigi vienoje pusėje mes turime identifikacijos procesą, tai yra mes prieš juos, ir deidentifikacijos procesą, kuriame mes turime suvokti tuos kitus kaip netinkamus, neigiamus, skirtingus nuo mūsų, kurie esame priimtini. Tai daroma pasitelkiant propagandą ir čia pasitelkiamos įvairios technikos,
Ir šis kompartmentalizacijos procesas mus atveda į atskirimo institucializavimą. Pavyzdžiui, apartheidą, kuris išties ir įkūnijo tokį procesą, tokią idėją. Pavyzdžiui, kai žmonės taikiniai yra priskiriami gyventi tam tikroje atskirtoje teritorijoje, išstumiami iš tam tikrų vietovių, jiems nurodoma gyventi getuose, draudžiama laikyti, tarkim, bendrasias mokyklas, negalima gauti sveikatos bendrųjų paslaugų, yra spec klinikos. Taigi visuomenė tarsi persismelkia tokios institucinės atskirties. Ir trečiame lygmenyje, kurį mes galime pavadinti mikrosociologiniu lygmeniu, žmonės paprastai sunkiai besuvokia, kad jie net nesutinka tų žmonių taikinių, arba tai atsitinka labai retai. Kai kurie amerikiečiai niekuomet neturi galimybės pabendrauti su Amerikos kilmės bendratautiečiais. Ir atsitinka tokie keisti dalykai. Tarsi nebėra tokių galimybių sutikti tų kitų. Ir dėl to atsiranda įtampos. Nenorėtum būti pamatytas tokio žmogaus kompanijoje. Pavyzdžiui, jeigu kalbėtume apie studentus, net mūsų visuomenėje nenorėtum būti pamatytas su prostitute ar prostitutu. Kaip čia pasakyti? Tai tarsi būtų gėda. Tarsi būtum kažkuo užkrėstas. Nors šiuolaikinėje visuomenėje sekso darbuotojų yra nedaug, vis tik nenorėtum būti su jais kažkaip susietas, nepriklausomai nuo to, ką slapta už uždarų durų veiki kasdienėme gyvenime. Taigi ir dabar Olandijos studentams galima uždavus klausimą sužinoti, kad nenorėtų bendrauti su žmonėmis, kurie bendradarbiavo Antrojo pasaulinio karo metu su nusikaltėliais. Pavyzdžiui, jei klasėje yra vaikų nacionalsocialistų, tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, į vaiko gimtadienį nebūtų pakviesti tie vaikai, kurių tėvai ar seneliai buvo tokie žmonės. Arba vaikas, kuris pakviečia kitus vaikus ateiti gimtadienį ir dėl savo vyresnėlių istorijos gali nesulaukti savo gimtadienyje svečių. Tai vaikas, kuris nėra 70-ame dešimtmetyje nebuvo labai žinoma populiarus, dabar būtų galbūt tam tikras istorijos dalis pamiršta, bet norėjau tiesiog parodyti, kad kai kurie žmonės yra savotiški neliečiamieji visuomenėje. Ir tai vyksta ir psichosociologinėme lygmenyje, netgi fizinėme lygmenyje. Galima jausti įtampą sutikus tam tikrą asmenį, tarsi turėtum nuo jo atsisieti, atsitolinti, tarsi oda šiurpsta. Ir kalbant apie nacistinę Vokietiją, sveikas vokietis susitikęs su homoseksualu, jam net oda pašiurpdavo. Tai jeigu ta oda nepašiurpdavo susitikus su homoseksualiu žmogumi, matyt, su tavim kažkas ne taip. Buvo tikima taip nacistinės Vokietijos metu. Tai netgi fizinėme lygmenyje, ką vokiečiai vadiname Vitale Abkehr, kad kažkoks tai gyvybingas pasibjaurėjimas smirdinčių žydų ar smirdinčių juodaodžių arba azijiečiais, kurie valgo augintinius. Tai yra toksai palaipsninis atskirties procesas, apartheidas, suskirstymas visuomenės į tam tikras kompartamentus, grupės, kuris vėliau sukelia netgi fizinį kažkokį tai išgyvenimą. Būtent apie tai kalbu, kai sakau kompartmentalizacija.
Visuomenės, kurios kažką panašaus patyrė arba patiria ir iki šių laikų, yra sąmonės žinių suskirstimas. Žmonės neretai sugeba nežinoti, kas vyksta, arba kaip vokiečiai sako, ir vienas iš mano žydų pacientų yra sakęs, macht es nicht wissen. Kiek iš jūsų suprantate vokiškai? Jis priverčia save nežinoti. Ir tai nuostabus pasakymas, kad tai yra tarsi save priverčiantis tikslingas veiksmas, kad tu turi priversti save kažko nežinoti. Tai yra tokia tarsi pasąmonė, nesąmoningas veiksmas. Pasąmonė, kuri su mumis tokiu būdu žaidžia. Protas, kuris žaidžia su mumis. Tai toks sąmoningas veiksmas pastebimas ir visuomenėje plačiau. Ir kuomet kalbame jau apie pažengusią kompartmentalizaciją, kai prasideda masinis persekiojimas ir žmonių žudymas, galime matyti dar vieną atskirumą, kur vyksta žudymas, tai yra tam tikros vietos, kuriuose vyksta nusikaltimai, vietos, kurios nematomos, atitolusios geografiškai, atitolusios sąmonėje. Ir netgi Vilniuje tikriausiai buvo pastatų ir šiandien žmonės juose gyvendami žino, kad čia kažkur buvo kankinimo vietos ir praeinant pro tokius pastatus netgi galima žinoti, kur tai. Mums tai yra apriešė strat. Ir tokios vietos yra labai savotiškos. Kažkuriais laikotarpiais jos buvo uždarytos, uždaros ir negalėjai žinoti, kas ten buvo kankinamas, laikomas, net nežinojai, kas ten vyksta, ar kas ten dirba, bet kažkokiu būdu buvo žinoma, kad ten kažkas negerai. Ir ta nuojauta sėjo baimę, todėl turėjai priversti save nežinoti. Ir totalitaristinėje visuomenėje niekada negali būti visiškai tikras, kas yra draudžiama ir kas ne, ir už ką gali gauti bausmę. Pavyzdžiui, Niderlanduose už žydų slėpimą naciai sakė, kad žmonės, kurie slėpė žydus, sulauks tokio pat likimo kaip ir patys žydai. Tačiau žydų likimas buvo nežinomas. Žmonės, žinoma, įtarė ir baiminosi, koks tai galėtų būti galas. Tačiau galiausiai pasirodė, kad slėpėjai nelabai ir buvo stipriai nubausti, nes olandai net nelabai suprato, kodėl negalima slėpti. Bet visi bijojo. Ir net ne visi žinojo, ko tiksliai bijo. Žmonės žinojo, kad yra tokios kankinimo vietos, bet niekas nežinojo, kas tiksliai ten vyksta. Taigi mes tarsi esame tokioje būsenoje, nuolatinėje būsenoje, kai priverčiame save nežinoti. Nežinodami, kad privertėme save nežinoti. Tai yra toks daugiasluoksnis procesas, kuris matomas ir politikoje, socialinėje interakcijoje ir asmeninės sąmonės netgi lygmenyje. Ir čia labai tam tikri svarbus toksai bruožas, kuris būdingas visuomenėms patyrusioms masinius naikinimus ir žudymus. Kas nuvyksta, kas nutinka tokiuose smurto kompartamentuose? Jie tarsi uždari, paslėpti, bet nėra visiškai nežinomi. Kažkas tarsi išteka, kažkokia informacija, kažkokia emocija į visuomenę, tai yra baimė.
Bet kai kalbame apie tokius baisumų, nusikaltimų komportamentus, kažkas keisto įvyksta. Tai yra platesniai visuomeniai, ar tai būtų stalinistinė ar hitleristinė visuomenė, socialinis gyvenimas tarsi vyksta toliau, žmonės perka, ką pirko, sveikinasi su kaimynais. Ir kažkuria prasme civilizacija vystosi toliau. Žmonės neišprotėja ir nepradeda keistai elgtis. Tačiau tokiuose naikinimo komportamentuose ištrūksta tiesiog barbarizmo vadžios iš rankų. Ten labai daug agresijos. Ir žmonės pasirenka tokį agresijos lygmenį, kuris jau nepriimtinas kasdienėje visuomenėje. Ir iš psichoanalizės tai būtų regresija, kalbant ne apie ego, bet valstybės naudai. Tai yra pasitelkiant barbariškas priemonės režimui palaikyti, siekiant sunaikinti vadinamuosius valstybės priešus. Bet tokia regresija vyksta uždaroje erdvėje, tarsi visuomenės kišenėse. Ir visi sako, na kągi, 5 valandos, baigiam žudyti, einam namo. Pareini namo ir sakai, brangioji, ar turi šnapso, nes man reikia išgerti, labai pavargau. Sako, ką darei, mielasis, visą dieną, oi, labai sunku darbą dirbu, bet nesakai, ką darei, bet jis žino, ką tu ten veikiai, žino jį. Didžioji dalis tokių nusikaltėlių žmonų kaip ir pakankamai gerai suprato, kuo jie užsiima. Ir kiti žmonės žinojo, bet apie tai nebuvo kalbama. Tarsi galėdavai slapta užeiti į tuos barbariškos agresijos komportamentus. Kalbant apie sekso darbuotojus, žinote, kaip klientai tarsi nematomi kerta raudonąją zoną, pavyzdžiui, raudonųjų žibintų kvartalą. Ir aš nelyginu čia prostitucijos savo kūno pardavimo su žudimu, bet mes žinome, kad tai taip pat yra stigmatizuota veikla. Taip pat, tarkim, skerdyklos. Visi mes puikiai žinome, kas vyksta skerdykloje. Jūs labai gerai žinote, kaip jūsų lėkštėje atsidūrė kepsnys. Dauguma iš mūsų tiesiog negalvojame, kaip tai nutiko. Tai nėra labai mandagios kalbos prie stalo tema. Tai niekas nekalba, iš kurgi atėjo šis kepsnys. Tai yra toksai iš psichologijos terminas tarsi komportamentas. Mes priverčiame save nežinoti. Ir tai mes gebame daryti nesąmoningai. Aš nesakau, kad mes galime mėsos valgytojus kažkaip palyginti su tais baisiais dalykais. Tačiau tiesiog tas procesas vyksta panašiai kompartmentalizacijos. Ir mes galime tokiu būdu pabandyti įsivaizduoti, ką reiškia gyventi visuomenėje, kurioje masinis naikinimas tapo kažkuriuo metu nebepriimtinas. Tai padeda mums geriau įsivaizduoti, koks sudėtingas, susipynęs masinio naikinimo procesas. Jis yra politinis, socialinis, sociologinis ir net fizinis procesas atskirimo ir visuomenės suskirstimo, padalinimo. Norėčiau trumpai pakalbėti apie tai, kokio tipo visuomenės grupės įsitraukė į tokius masinius naikinimus ir žudimus. Tai yra procesas, kuris labai būdingas
imperialistiniai, kolonistiniai Europos šalių istorijai, Europos kariuomenėms, vietiniams samdiniams, kurie prisidėjo prie neeuropinių šalių užkariavimo. Neretai, kaip pastebima, kas vykdavo, kad gerai aprūpinta kariuomenė įsibraudavo į teritoriją, kurioje žmonės nėra taip gerai organizuoti, taip gerai ginkluoti. Ir tokia visuomenė buvo įveikiama kolonistų kariuomenės, bet visuomenė priešinasi savais būdais, tai yra mėtant ietis, partizaniniu karu. Ir atrodo elgiasi barbariškai prieš kariuomenę, kuri ateina su ginklais. O kuomet priešas įveiktas ir užimamas kaimas, tarsi trūkstama nuo grandinės ir prasideda žudimas. Išžudomi besipriešinantieji, išgyvenusieji, nužudomas meras, kuris neišduoda pasipriešinimo, yra prievartaujamos moterys, apie tai aš nekalbėsiu, apie masinius prievartavimus. Ir tai yra baisūs veiksmai, baisi agresija, kuriai siekia priešintis vietinė populiacija. Tai yra nugalėtojų pamišimas, kuris buvo labai tipiškas europietiškiams nukariautojams. Pavyzdžiui, tai buvo pastebėta ir Vietname, ir seržantas Kalis, kuris buvo išskirtas, tarsi būtų vienintelis už tai atsakingas. Olandai tą patį darė Indonezijoje. Kurį laiką tai buvo slepiama ir išaiškėjo tik prieš metus ar dvejus, 75 metus. Olandai sugebėjo negalvoti apie tai. Ir jei kas nors tai primindavo, tai būdavo tarsi netyčia padaryta. Sakoma, kad tai buvo tiesiog proveržis tam tikros smurto, bet tai buvo daroma sistemingai ir organizuotai. Ir tik dabar visuomenės sąmonė pripažįsta, kas vyko, tačiau mes tai žinojome, aš žinojau. Ir niekada nerašiau apie tai. Tai buvo tarsi kažkieno kito darbas. Tai yra labai įdomi detalė. Tai ne tik kažkoks psichologinis, masinės represijos, žinių represijos apraiška, bet veteranai netgi tarsi grasindavo. Ir žmonės netgi patirdavo grasinimų fiziškai susidoroti už tokių faktų atskleidimą. Tai yra tarsi nugalėtojų pamišimas, agresyvus pamišimas. Tai taip pat yra tarsi pralaimėtojų triumfas, kai pralaimėjusi šalis atsigręžia prieš savo piliečius ir pradeda žudyti vidinius vadinamus priešus, siekdama bent jau atsikratyti savo vidinių grėsmių. Pavyzdžiui, hučiai Ruandoje. Jie nekovoja prieš tutsius, ne ten metė visas pajėgas, kurie vis užimdavo Ruandos dalis, bet atsisuko prieš savo vietinius tutsius dėl istorinių aplinkybių. Ir buvo galvojama, kad jeigu mes nužudysime kuo daugiau tutsių, mes atsikratysime šiais kirminais, tais nežmonėmis.
Ir net jeigu pralošime karą, bet galiausiai kažkada istoriškai būsime laimėję prieš tucius. Ir kažkaip tai man susišaukia su nacių propaganda. Ir jeigu pažiūrėsime, kiek daug pajėgų buvo mesta nacių tam, kad išnaikintų žydus, tuo metu, kai vyko tokios apimties karas, buvo tikama, net jeigu pralošime karą, mes bent jau būsime atsikratę žydų. Tai yra tokios metafizinės istorijos dalys. Ir jos priskiriamos tam kompartmentalizacijos proceso. Ir jau baigiu. Ir jei įdomu, galite plačiau pasidomėti, apie tai rašau savo knygoje, gal galite ją susirasti, gal internete galima rasti šią knygą ir ją perskaityti. Ačiū.